Didelis ar mažas, galingas ar nelabai, pinigų karta pabandys atsakyti į daugelį studentų ar moksleivių kylančius klausimus, renkantis nešiojamąjį kompiuterį. Pinigų kartai sutiko pagelbėti Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto dėstytojas Eduardas Kutka. Patyrusio kompiuterių specialisto pasiteiravome, ar tikrai verta skubančiam moksleiviui studentui pagalvoti apie stacionaraus kompiuterio keitimą į nešiojamąjį kompiuterį. Argumentas už visiškai logiškas – tai judėjimo laisvė ir patogumas, tačiau tai tik viena medalio pusė. Pradžioje jam reikia apsispręsti, ko jis nori. Ar jis nori galingo kompiuterio skirto žaidimam, ar nori nešiojamo kompiuterio, nes yra kaip ir du atskiri dalykai. Vienas gali gautis gana, nelabai brangus, galingas kompiuteris, kuris bus pernešamas, jis, kaip ir nešiojamas, bet jis yra pakankamai didelis ir gana sunkus. Tai jį nešiotis kiekvieną dieną atsibos ir nebus labai įdomu. O jeigu imti grinai nešiojamą kompiuterį, kuris bus lengvas, bet tada jis greičiausiai bus negalingas, jeigu pigus. Jeigu norim galingo ir lengvo, tada jis, aišku, jau kainuos labai daug. Tai studentui dėl to reikia apsispręsti, kokie jo poreikiai. Ar jam reikia labiau paskaitas vaikščiot, konspektuot, ar vis tik jis norės labiau žaisti, ar galbūt paskaitos su grafika susijusios. Jeigu tai vis tik yra grafinis darbas ir labiau reikalauja daugiau procesoriaus resursų ir vaizdo plokštės, tada jau, aišku, reikia atkreipti dėmesį, kad būtų procesorius galbūt 2 branduolių, greitesnis, kad vaizdo plokštė būtų neintegruota, kad pavežtų geresnius žaidimus ar geresnę grafiką galėtų pateikti. Čia irgi priklauso nuo to, koks jis buvo nupirktas, ant kiek jis pateikimas, dėl to perkant vertėtų iškart pasižiūrėti, kad, pavyzdžiui, garantija būtų kokie 3 metai, jeigu įmonė siūlo, tai būna paprastai, kad metai ir gali papildomus 2 metus nusipirkti, tai tą verta pagalvoti, ar ilgai naudosim ar neilgai. Paskui tobulint jos kažkiek galima, bet ne tiek daug, kiek paprastus kompiuterius, galima pakeisti diską į didesnį, galima įsidėti atminties daugiau, bet vaizdo plokštės pakeisti jau nebepavyks ir dėl to. Gana svarbu ir būtent, pavyzdžiui, Macintosh'ai, ypač tie ploni, jie mėgsta gana šiltai įkaisti ir dėl to, pavyzdžiui, pasidėjus ant kelių, kartais būna nelabai malonu dirbti. Į tai tikrai verta atkreipti dėmesio, bet to nepatartina, pavyzdžiui, kompiuterį laikyti lovoje įkėlus į pūkinę paklodę, nes užsikiša visas vėdinimo angos ir jisai perkaista. Dėl to verta galbūt pasiimti kokią lentutę ir ant jos pasidėti. Tai į tai reikia irgi visą laiką atkreipti dėmesį, kad neperkaitint laptopo, tai galbūt dėl to reikia pasirinkti lėtesnį procesorių, jis mažiau kais ir tuo pačiu, aišku, mažiau reikės jam vėdinimo. Tokiu atveju galima šiek tiek pasukčiauti, tai nueiti į didelę parduotuvę, apžiūrėti, kokie kompiuteriai patinka, pasižiūrėti tokį patį modelį paskui internete ir jeigu jis toks pat ir kainuoja pigiau, tiesiog užsisakyti. Tai čia tiesiog bus kaip muziejus, kur nuėjai, pažiūrėjai ir kas patiko, tą nusipirkai, tai čia nėra didelės problemos. Mes patarėme jūsų teisę rinktis. Pinigų karta ir nepriklausomas ekspertas pabandė surasti objektyvaus vertinimo už ir prieš aukso vidurį.